Sveiki visi, kalbam iš Strasbūro, baigėsi dar vieną savaitę. Ir aišku, mūsų temos šiandien bus susijęs su įvykiais ir Lietuvoje, ir plačiau. Tai mūsų bičiulio Leonido Volkovo užpuolimas, Navalno buvusio bendražygio ir galima sakyti dešiniosios rankos, kurie jisai ir jo bendražygiai jau 3 metai gyvena Vilniui. Apie, aišku, artėjančius tuos vadinamus Rusijos rinkimus ir kas toliau. Bet mano klausimas, Andriau, tau bus iš karto toks. Kodėl Kremlius tai daro? Nes daug žmonių yra nustebę, kaip čia Lietuvoje tokie įvykiai, vadinama politinis teroro aktas, oficialūs pareigūnai Lietuvos taip įvardyja. Kodėl čia Lietuva pasirinkta ir panašiai, ar čia į Lietuvą buvo daugiau taikyta, ar čia taikyta į Rusijos opozicijos, ar į tą ir į tą. Bet jeigu dabar tu įsivaizduok, būtum tas Kremliui žmogus atsakingas už politiką, kad ir Lietuvos atžvilgiu, ir apskritai tų žmonių, kurie dirba Rusijos opozicijos Lietuvoje atžvilgiu, gal net ir plačiau. Kokie būtų tavo tikslai, ko tu norėtum ir kokiais metodais tu bandytum pasiekti savų tikslų, Kremliaus tikslų, visų pirma apie tai? Tai uždavė labai platų klausimą, aš jau čia bandau kažkaip mintyse padalinti, nes, jeigu paklausi iš pradžio, jeigu pradėti nuo Kremliaus ar ten Kremliaus per Minską, per Lukašenką strategiją, tai man atrodo, kad tą gana tiksliai yra įvardėjęs ir saugumo departamentas savo paskutiniu metu paskelbtoj, tai vadinamai grėsmių analizė, kur visi perskaitė vieną puslapį, bet nebeskaitė kitų puslapių. Tai čia irgi galima dar tą aptarti, skaitė apie tuos migrantus, bet neperskaitė 2 labai aiškių sakinių. Aš vieną net mintinai beveik išmokau, kad Lukašenkos režimas laiko savo didžiausią grėsmę vakarų paramą opozicijai. Ir antras sakinys, konkrečiai jau Lietuvai, kad štai ta vadinamo litvinizmo, tokia propaganda ir bandymas, tą bandymą užaštrinti Lukašenka naudoja tam, kad supriešintų lietuvius ir baltarusius, tam, kad lietuviai mažiau remtų opoziciją. Tai čia aiški strategija. Ir tai yra ir Lukašenkos, ir Putino strategija. Ir jeigu aš būčiau naktinis košmaras, reiškia, būti ten kur nors Putino vietoje, tą patį daryčiau. Supriešinti ir stengtis, kad mažėtų parama. Tai čia galim po to jau aptarti, kiek čia sekasi jam tai padaryti. Dabar Volkovo atvejis, yra taip labai reikšmingas. Kažkas turbūt, taip vadinkim, naujo tęsinyje. Taip. Todėl, kad pas mus tai įvyko. Jo, tai pas mus įvyko. Antras dalykas, kad yra pradedama terrorizuoti opoziciją, jau, taip sakant, nebe pirmi numeriai, ką iki šiol darė. Iki šiol sodino į kalėjimą Navalną, Kara-Murzą, Jašiną, ryškės tokias politinės figūras. Aš nesakau, kad Volkovas nėra ryškus, bet jau pereinama, taip sakant, gali spėti, kad gali eiti ir dar žemiau. Taip sakant, bijokit visi. Kodėl Putinas tą daro prieš rinkimus? Čia galima spėliot, kadangi opozicija daro didelę akciją tų vadinamų rinkimų dieną, ten 12 valandą kažkaip tenai be Putino. Taip, kad susirinktų žmonės. Tai plus, reiškia, man atrodo, kad gali būti, aš nežinau, ar čia sutampa, čia galbūt ruoštasi buvo iš anksto, bet tie rusų savanoriai, legionas vadinamas, karinis legionas iš Ukrainos, kuris dabar įėjęs į Rusijos teritoriją, ten prie Belgorodo, prie Kursko, kaip jie sako, mes taip dalyvaujam dabar rinkimų kampanijoje. Tai Putinui galbūt, matyt, kad jam visą laiką nori suprasti, kad jis yra labai kietas, jis yra labai tvirtas, jis, reiškia, čia susitvarkys su opozicija, susitvarkys su visais čia savo priešininkais, ir tą demonstruoja per Volkovą. Dabar antras rezultatas, kurio galbūt irgi, būdamas Putinu, aš siekčiau, tai iš tikrųjų čia teisingai yra įvardinama provokacija prieš Lietuvą, kuri Lietuva iš tikrųjų yra, taip natūraliai tapusi balsu ir tokiu saugiu prieglobsčiu demokratinėje opozicijoje tiek Baltarusijos, tiek Rusijos, tai signalas, kad, žiūrėkit, Lietuvoje čia yra visiškai nesaugu. Geriau vykit juos lauk. Jo, vykit lauk ir jie čia nesusitvarko ir čia nebus saugu. Čia kokiu nori gali daryti išvadų.
Tai, tai šitoj vietoj, matyt, mūsų išvados turi būti labai aiškios. Tai pirmas dalykas, mūsų parama opozicijai turi būti stiprinama, politinė parama ir siekiant tos paramos ir visuose vakaruose, ne tik mūsų pačių, bet kartu turim susitvarkyti tai, ką, aš pavadinčiau fiziniais dalykais, apsauga, sąlygos veikti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie dalykai turbūt irgi čia yra svarbus. Bet žiūrėk, grįžkim dabar dar į mūsų, į Lietuvą ir į vidaus visokius naratyvus. Paminėjai apie tai, kad Kremliaus interesas yra, kad ta opozicija, kokia jinai bebūtų silpna, visi vadins nesilpna, bet jinai yra tokia, kokia yra. Turiu galvoje opozicija Kremliui, žmonės, kurie kovoja prieš Putino režimą. Ir bet kas niekina, silpnina tą opoziciją, aišku, kad Kremliui yra naudinga, net jeigu tie žmonės ir tikrai yra nuoširdus Ukrainos rėmėjai ir tikri patriotai Lietuvos. Bet dabar pažiūrėk, mes patys stebim ir savo Facebook'e, ir kitur, kad tebegyvas yra, nepaisant daugybinių paneigimų, ir kad Navalno komanda yra imperialistai, kad jie visi yra vos ne Kremliaus projektas. Pas mus randasi irgi ekspertų Lietuvoje, kurie tą naratyvą arba tą pasakojimą dėlioja. Vos tik tai, ką nors parašom, iš karto atsiranda ir feikinių tų vadinamų, ir tikrų profilių, kurie varo tą patį ir lyg ir siekdami, toks vaizdas, kad lyg ir pila vandenį ant Kremliaus malūno. Tai man tai kelia nerimą, toks ir ypatingai pastaraisiais mėnesiais. Aš tą jaučiu suaktyvėjimą Lietuvoje, tokį plus dar priedo natūraliai kylančios tokios fobijos apskritai prieš tuos atvykstančius žmonės, bet apie tai dar atskirai pakalbėsim. Tai kaip tu įvertintum, kokią tu žinutę pasiūstum jau lietuviams, ir apžvalgininkams, ir ekspertams, ir ne tik, ir tie, kurie labai daug rašo arba labai daug komentuoja apie tuos, sakykime, kad ir Navalno žmonės, arba ir Cichanauskajos gyvenančios Lietuvoje ir dirbančios opozicijoje žmonės. Kaip tu matai šitą situaciją? Ar tau čia viskas taip jau ramu? Ne, tai tikrai neramu. Ir vėlgi, galbūt ir tą patį saugumo departamentas, kaip matau, lik ir bando pasakyti. Tai aš manau, kad kiekvienas, kas bando kalbėti viešai Lietuvoje, turi pagalvoti, ar jisai nepasitarnauja Putino ar Lukašenko strategijos įgyvendinimui. Apie strategiją mes jau kalbėjome. Supriešinti ir menkinti opoziciją. Visais įmanomais būdais. Tai šitoj vietoj, aš tik tai galiu pasakyti, kad kiekvienas turi pats įsivertinti, kaip jo žodžiai yra, koks poveikis. Antras dalykas, turi suprasti, kad mes tai matome. Mes, kurie irgi dalyvavom to viešo erdvėje, ir mums natūraliai kyla klausimų. Tai kam jūs tą darote? Ir čia aš visą laiką tik tai galiu prisiminti mūsų vieno kolegos JAF lietuvio žodžius. Jeigu kas nors gagena kaip žąsis ir plasnuoja sparnais kaip žąsis, tai dažniausiai yra žąsis. Tai čia... Įsižeidžia tie žmonės. Ir kai kurių dalies žmonių akise, tie, kurie garsiau rėkia prieš rusus, visus, kad visi rusai vienodi, nėra gero ruso, ir tas yra toks dabar ant bangos politinė linija tokia. Tai tas yra suprantama, bet pavyzdžiui, ką matom toj pačioj dabar viešoje erdvėje, tai YouTube tie patys rusų legiono žmonės, kurie čia visi rodo kaip pavyzdį, kad taip turi kovoti rusų opozicija. Tai tie legiono žmonės įžengia į Belgorodo sritį, perduoda linkėjimus Navalno komandai, sakydami, kad mes suprantam, kokį smūgį jums Putinas suteikia ir mes norim jūs padrasinti ir sustiprinti. Tai, kitaip sakant, tas pats čia daug kas kalba, Svetlanos Tikhanovskos komanda visiškai netokia, yra Kalinovsko būriai. Tai tą kalba tie, kurie nemato, kas vyksta realiai toje opozicijoje. Tai vienas dalykas, kad Svetlanos Tikhanovskos komanda yra užmesgusi labai tamprius ryšius su Ukrainos valdžia, konkrečiai su Zelenskio komanda. Ir dirba labai intensyviai, bet dirba politinį darbą su toj pačiu Kalinovskio pulku. Taip, vieni kariauja, kiti dirba diplomatinį politinį darbą. Tai čia, sakau, tai tą turi visi, būtų gerai, kad, aš kartais galvoju, yra karo ekspertai, kurie tikrai daug rašo, kaip ten, kokie ten vyksta mūšiai.
ir taip toliau, ir tikrai yra daug vertingos informacijos, bet mane kartais stebina, kai tie patys karo ekspertai bando nagrinėti opoziciją. Ir jie bando nagrinėti procesus, kurių visai net. Tai aš čia tik kaip vieną pavyzdį galiu pasakyti. Nu, va čia nuskambėjo. Aš nekalbėsiu čia pavardėm, bet gal atskirs kas nors. Tai kažkas iš tų karo ekspertų nesenai lankėsi Kijeve, susitiko su mum irgi neblogai pažįstamu Rusijos opozicijos veikėju Ilja Ponomariovu ir iš jo išgirdo labai kritiškų pasakymų apie Garį Kasparovą, kaip Kasparovas kuršia kažką ten Taivaną Lietuvoje. Ir netaip elgėsi kažką. Tai tas tik rodo, kad yra visiškai nežinoma Rusijos opozicijos vidinių santykių. Klausti Ponomariovą apie Kasparovą arba Kasparovą apie Ponomariovą nuomonės. Tai gerai, kad dar neišgirsi keiksmų, nes kartais, man atrodo, YouTube, kai jie tarpusavį aiškinasi, tai gali išgirsti ir keiksmą. Tai tikrai dėja, bet labai daug chaoso kartais tuose komentaruose ir žmonėm vienas tik tai palinkėjimas, savo galvą galvoti ir bandyti visų pirma tai suvokti, kam yra, kaip ir pats sakei, kam tai yra naudinga. Nes, kartais ir nėra tų kitų ekspertinių duomenų arba tiek žinojimo, kad galėtum patikrinti tas detalės, kurias ten skleidžia, ypatingai socialinėje erdvėje. Bet dabar dar vienas klausimas. Artėja tie vadinami rinkimai Rusijoje ir mes čia jau pradedam kalbėti Europos parlamente ir Lietuvoje vis girdžiu pasisakymų apie tai, ar bus pripažįstami pasaulyje rinkimai tie vadinami, nes to dar nėra buvę. Putinas iki šiol yra, kaip ir legitimus, pripažintas Rusijos federacijos prezidentas. Tai jeigu labai trumpai, gal mes dar kitą kartą skirsim kitą savo pokalbį, nes laukia debatai tuo klausimu. Ką tu manai, kad net ir Lietuvoje aš esu išgirdus, tu čia VSD paminėjai pozityviam kontekste, aš irgi gerai vertinu jų veiklą iš principo, bet kai VSD vadovas čia vienoj laidoj pasakė, kad mums dar reikia pagalvoti, ar Lietuvai naudingiau pripažinti ar nepripažinti, tai aš kažkaip suklusau ir man tie analitiniai gebėjimai pasirodė abejotini. Gerai, aišku, palikom temą, nežinau, ar spėsim apie migraciją į Lietuvą dar. Bet tai tu šitą trumpai, tik tai dar paskui pakalbėsim. Tai prezidento rinkimai, ne rinkimai, nežinau, radau vieną gerą dalyką, šiandien kaip tik skaičiau Politiko, tą mūsų čia populiarų Europoje politikos apžvalgų internetinį portalą, tai jie labai gerą terminą atrado, Potiomkiniai rinkimai. Aha, Potiomkino kaimas. Tai aš, mano įsitikinimu, aš čia net neturiu ką daug sakyti, aš nematau jokio skirtumo. Pavyzdžiui, koks skirtumas tarp Potiomkino rinkimų Baltarusijoje tik įvykusių, kas, pavyzdžiui, Lietuvoje žino, kad vasario 25 dieną Baltarusijoje buvo renkamas parlamentas. Taip vadinamas. Tai ir čia tas pats. Tai lygiai tokia pat, taip sakant, procedūra, lygiai tokia pat reikšmė. Ir, aš kartais taip savo pagalvoju labai taip, vėlgi ironiškai. O koks skirtumas tarp Brežnevo laikų rinkimų ir Putino laikų rinkimų? Tai aš matau vieną skirtumą. Nežudydavo gal žmonių, nedaužydavo plaktukais? Tai čia jau kitas dalykas, bet aš matau vieną skirtumą. Grįžtam grynai prie procedūrų. Kad tuo metu rinkimų būstinėse tose dešrelių vertė buvo didesnė negu dabar. Ir žirnelių dar duodavo. Žiūrėk, bet dabar dar palikom laiko, čia irgi labai susijusi tema yra. Tai per užpuolimą Volkovo vėl įsiplėskė ginčai dėl tų atvykusių žmonių. Ar tai būtų baltarusiai, ar rusai. Ir vėl viskas suplakama į vieną vietą. Tokia visiška mišrainė. Ir tie žmonės, kurie pabėgo nuo režimo, kurių yra tikrai nedaug ir kurie jokios čia grėsmės Lietuvai negali kelti ir nekelia, yra tie darbo migrantai, kurie atvyksta su darbo vizom ir ką iš tikrųjų pritariu visiems, kurie sako, kad čia turi būti ir ribojama, kad čia turi būti ir kontroliuojama ir panašiai, ir panašiai. Ir dar yra dalykai, kurie apie tą plaktuką, su kuriuo daužė Volkovą, mes nežinom, kas tai padarė. Gali būti, kad ir nežinau, gal Lietuvos samdyti kriminalistai darė, gal atvykę kažkur tai per sieną prasiveržę, nebūtinai per Lietuvos sieną,
juk sienos yra atviros per Šengeno erdvę, gali atvykti iš bet kur, tie patys žudikai, taip kaip Ispanijoje vyko, taip kaip Britanijoje vyko. Tai vad, ką tu pasakytum tiem, kurie dabar vėl bando kelti šitą bangą, supriešinimą, neapykantą tokią kelti Lietuvoje, kaltinti valdžią, čia prisileido, tai žiūrėkit, dabar visus čia plaktukais daužys. Tai apie plaktuką aš kaip tik šiandien iš ryto čia dalyvavau vienoje iš rusų žinomo Pliuščevo, žinomo apžvalgininko YouTube'iniai laidoj, tai jie įvertino, kad Rusijoje gali beveik, reiškia, neoficialiai, bet... Juodam internete. Juodam internete gali nusisamdyti su plaktuku, reiškia, kaip tik. Ir čia atseit yra narkomafijos reikalų aiškinimas, vidinių reikalų aiškinimas, tai maždaug $500 kainuoja. Tokia paslauga. Su plaktuku, taip sakant, padaužyti konkurentą ar kažko nepadarius. Tai čia vienas dalykas, kad tokius nusikaltimus gali daryti ir kad nuo jų sunku apsisaugoti, tai čia yra visiškai akivaizdus reikalas. Dabar, Lietuvoje iš tiesų mes atsidūrėm tokioj situacijoje, kurią reikia vėlgi nagrinėti ne tik remiantis emocijom. Aš suprantu, kad daugam, eini gatvėje, daug čia dabar atrodo vėl tų rusakalbių ir taip toliau, ir iš to pasidaro visa tokia... Natūrali reakcija. Natūrali reakcija, bet mūsų uždavinys nagrinėti ir racionaliai. Tai ką dabar mes girdim? Kad štai baltarusių darbuotojų skaičius, tai žinom, kad daugelis iš jų dirba tose fūrose vadinamuose, tolimų reisų vairuotojai, statybininkų jau yra apie 60 000. Natūralu, kad tai sukelia tam tikro nerimo. Nors aš pasižiūrėjau į statistiką specialiai, į statistikos departamento duomenis, tai 89 metais, jau čia dinozaurų laikais, tai pagal statistikos departamento duomenis tuo metu Lietuvoje baltarusių, kurie deklaruodavo, kad jie yra baltarusiai, buvo apie 65 berods tūkstančių. Paskui jų skaičius sumažėjo beveik iki 200 000, dabar vėl ir lyg ir išaugęs, bet tai yra ir turintis pilietybę Lietuvos, ir ilgalaikius leidimus, pastoviam gyvenimui ir laikinį leidimą. Bet čia, taip sakant, nesigilinant į tą temą, tai yra grinai ekonominė tema. Nes verslui reikia darbo jėgos. Galim sakyti, kad tvarkoje samdykit brangiau lietuvius ir turėsit tos darbo jėgos, bet čia jau tuo klausimą reikia atskirai nagrinėti grinai kaip ekonomiką. Čia nieko dėtas Svetlana Cichanovskaja. Nieko dėtas Svetlana Cichanovskaja. Tai viena problema yra migracija, kurią reikia ekonomiškai spręsti. Nes, galim uždaryti, ir aš galvoju, galbūt yra protinga pridaryti migraciją iš autoritarinių režimų. Iš tų šalių, kurių yra autoritariniai režimai. Bet aš, pavyzdžiui, sėdu Vilniuje būdamas, kartais samdausi Uberių taksi. Ir kaip atsisėdu, taip vairuotojas iš Tadžikistano, iš Kalnų. Bet Tadžikistanas irgi nėra demokratija. Tai aš sakau, bet jauni vyrai, viskas tvarkoja, susikalbam pirštais, nes nei rusų kalbos, nei anglų kalbos nemoka. Ir paskutinis dalykas, tai darbo jėga taip. Antras dalykas, kuo reikia iš tikrųjų rūpintis, tai gaudyti visus Putino ir Lukašenkos agentus. Ir trečias dalykas, opozicija, kurią reikia remti ir saugoti. Tai yra 3 temos. Darbininkai, migrantai, agentai ir opozicija. Ir nereikia to supainioti į vieną krūvą. Nes iš to pasidaro visiškai Lietuvai nenaudingi dalykai. Tai žiūrėkit, baigdami mes ir apibendrinam, kad laikas tikrai labai nelengvas. Dabar kaip tik tai šitie metai, man atrodo, bus protų maišymo metai, ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, mes tą matom ir čia, parlamente. Rusija, kaip rašo The Economist, atstatė savo visų bendradarbių, šnipų ir visokių įtakų agentų tinklą. Būkim labai protingi, būkim labai atsargus, būkim mąstantys žmonės ir nepasiduokim bandymams mus supriešinti ir padaryti čia neapykantos emocijos proveržius mūsų šaly, kur mums tikrai neturėtų būti tai būdinga. Tai aš tik tai priminsiu, ką mes rašėm dar berods ir 2014 metais vienam iš savo tokių programinių strateginių memorandumų. Ir kai visi juokėsi iš to. Ir tai vadinosi minkštoji Rusijos sulaikymo strategija, kurioje sakėm, kad ir Lietuvai labai svarbu yra ne tik būti pasiruošus ginti savo teritoriją, žemės teritoriją, bet reikia būti pasiruošus ginti ir savo žmonių širdis ir protus. Taip. Nes ir čia atakuoja, visų pirma atakuoja Kremlius į mūsų širdis ir protus ir mes turim sugebėti ir atskirti tą puolimą ir nuo jo gintis. Aš tikiu, kad mes taip ir padarysim. Tai iki kitų kartų.